Steam kanalas Susisvi, Lukas Tautvydas. ir šiandien mes keliavom į Varėną. Jau atkeliavom ir dabar parodysim įrašų, kai mes keliavom. Mes jau su Tautvydu keliaujam į Varėną. Kombiliuotus mokėjom 4 eurų vieną centą, dabar einam ieškoti traukinio. Čia. Mes jau traukinį esam. Nepalyginti traukinio su Kauno, nes čia senas. Senesnis traukinys. Grindis. Visai įmanoma važiuoti. Čia iš vis toliko to nėra, kaip anksčiau buvo. Na va, kokie laukai, kokie miškai. Mes už Panerių jau esam. Buvo Paneriuose. Labai neaiškus garsiakalbis, kad ten vairuotojas Tai čia yra šneka. sovietinis autobusas, čia sovietinis traukinys, tai čia labai nepalyginsi su tuo nauju, kur važiavom į Kauną. Ja, labai neaiškiai girdisi, ką sako Žiūrėk, dabar vairuotojas. Ir kokia čia stotelė. Vokį. Vokį. Sprendėm pažaisti biškį šachmatais, kol važiavom. Magnetiniai. Sovietiniai dar labai geri šit. Atvažiavom vėl į kažkokią stotelę. Šiaip dar neaišku, kur esam. Bet mes turėtum kažkaip vis tiek apsisuoti, nes taip žinai, mes Pietus labiau. seniai tarkai. Kokie laukai. Ką, pralaimėjau 1 tašku, nu bet vis tiek pakankamai gerai. Vienu tašku. Vienu tašku turėjau daugiau ir Taip garsiai cypinas traukinys klykė. Kur dabar esam? Nežinau. Vairuotojas bando kažką pasakyti per tą mikrofoną ir nieko nesakyti. Sako, šnypščia. Atrodo, kvėpuoji tą mikrofoną. Va, su tokiais garsiais mes važiuojam. Žinai, Varšką. Ten vagono įsirengimai. Žiauriai garsiai. Kažkur dar mišku esam. Liko gal kokias geras pusvalandis. Jo, kažkur arba 2 minučių kažkur pusvalandis. Na ką, mes Varėnai. Va taip atrodo. Nepalyginsi su Vilnium. Nu va, Varėnai, čia stotis jų, geležinkelio. Toks oras fainesnis jau Varėnai. Jo, gyvesnis žymiai negu Vilniaus, netoks užterštas. Eisim, bandysim gal į parką kokį nueit, nes čia yra parkas atsirenovavęs, tai jį gal eisim, dabar gal užmaisim Maksimą, kokį surelį nuspriksim Varėnos. Jo. Žiūrėk, parodysim, ką veiks. Autobusų stotis. Ten bažnyčia, kaip suprantu. Spirkom pasaką. Nu, dar pirksim. Tuts. Tai pasuksėjo. Eisim kasas. Spirkom surelį, pasimėm dar kriaušę. Jo, dabar atsisėdom prie geležinkelio stoties. Kas susižiūrėsim jo, kur einam. Keliaujam į parką. Nusprendėm eiti į parką. Jo. Tai nežinau, bus šiaip įdomu gal, simaudyti dėl pilnom. Va čia jau, taip suprantam, čia yra Varėnos rajono savivaldybė, čia jau tas pagrindinis, kaip suprantam, kelio, aikštė. Jei, Varėnos dangoraižiai. Jau šiaip greit parkas. Nu, Vilniuje tokių nėra aukštų. Mes į Žiežulo taką. Tiesiai, toks 750 metrų kelias. Žiežulo takas. Va ir priėjom Žiežulo takas. Eisim dabar, ten dar įsimaudyti. O kažkokia aikštelė? Ar treniruokliai? Nežinau, kas čia. Žiūrėsim, kas čia tokio įdomaus bus. Pusantro kilometrų kažkur. Ir tada eisim įsimaudyti Žiežulo ežerą. Visai gražus, čia leptelis, viskas parodyta, aišku. Eisim. Šiaip visai faina. Varėna toks labiau miško, žinai, ir grybų miestelis. Gyvena 19 000 žmonių. Tai čia gal kokia bus 3 metrai. Išprotėjęs. Nu, ir prisitraukimą vieną. Čia toks kvadratinis, nepatogus. Antras. Trečias. Ketvirtas beveik. Sakiau, Varėna yra voveriškų miestelis šalis, jo, grybų. Šiaip kiek mums dar liko, gal bus koks? Kol mes pasportavom tose visuose aparatuose, tai užtruko gal kokį 10 minučių.
Tai dabar tik tai pradėjom eiti, tai gal liko kas kilometras, nežinau. Tai va. O ir atėjom. Ežeras. Štai. Yra kažkokie dalykai čia. Gudelė persirengimo. Ir tiltukas yra. Fainas ežerėlis tarp miškų. Tai va, persirengsim ir nusimaudysim. Atkeliavom į Žiežulio ežerą. Dabar eisim maudytis. Jeigu reikia pažiūrėti, ar krantas geras, jeigu geras. Tikrai nebus galima šakt, manau. Čia gilis, mažas labai. Bet tiesiog pasiplaukis. Yra dar kitas lytelis, čia mes ant kitų. Lipinėjom ir užlipom ant kažkokio minkšto dalyko, tada pakilo į paviršių, ištraukiam. Ir va, ką radom, kažkokia želė, realiai. Čia kažkokie dumbliai, tikriausiai. Aš nežinau. Parašykite komentarus, kas čia yra, jeigu žinot. Labai keista, kaip želė atrodo, bet tokie, nežinau, dumbliai gal. Jūs nušaukia, kad tam krante dabar plauks pas mane krantą. Čia visą atstumą šiaip, nežinau, bus gal kokių 20 metų, dabar atplauks. Dabar pavalgysim šiek tiek, užkasim. Ja, labai daug agurkų. Ir keliausim į kelią. Šį vanduo tikrai šiltas, realiai kaip arbata. Nu, ne arbata. Pirmą atrodė įmerki kojas vėsus, bet šokam, tai labai šiltas. Šiltas. Panemiosim, pavalgysim ir keliausim. Kažkur pamatysit paskui. Mes pavalgėm. Kaip skanu buvo? Jo, skanu. Išdžiūvom. Jo. Realiai išsimaudyčiau dar kartą, bet po to džiūt reikės ilgai. Tai va. Tai jau manau judėsim dabar iš šito parko, tą kelią ir kažkur eisim toliau. Pasivyko. Aš netyčia dariau ir iškrito visą kūną visi. Dabar po vandeniu plaukia, būtinai mes aišku surinksim viską. Prasme netyčia, dabar visas. Ne visas, kelios. Šlapia. Kokios -10 gal kortų. Dabar dugne. Žaidžiam Uno šiek tiek, laimėjau vieną kartą. Žaisim iki 3. Pažaidžiam ir jau tada tikrai einam. Ja, biški vėjas pučia kortas, tai atsargiai reikia. Įkrito kortos šitos, kurios ištrauktas iš vandens. Jos dar yra. Eisim traukti. Na ką, dabar trauksim Uno kartelę, kažkur jos dingo. Pabandysim suras po vandeniu, nieko beveik dabar nesimato. Prismes dar užkasim biškis. Kažkur ieškosim. Na ką, ištraukėme visas karteles. Dabar tik lūčiūna jas. Vėjas vėl išneš. Ramiai. Baigiam žaisti, 3-1 Tautvydas mane laimėjo. Susirenkam daiktus, paimėm iš dugno viską. Ir eisim iš šito parko. Pasimaudėm viską. Pasirenksim. Faina šiaip pabuvo, čia pasimaudyt, pabūt, pavalgyt. Jo, pabuvom. 2 valandas, kokia gal. Pusantros. Jo, tai vat. Nei vieno debesies. Jau apsirengę. Einam atgal. Visi maudėm viską. Dabar eisim čia gal kokią 1,5 kilometrą atgal. Čia tualetas va, įdomiai. Tualets. Ir net ne vienas, 2. Aha. Tai va, dabar eisim kokią 1,5 kilometrą, tada išeisim į miestą. Ir tada kažkur tai eisim. Dabar įdami. Valgom, kas irgi valgo skanaus. Kriaušės. Jo. Didelė. Jau realiai martitas bus. Čia tokia, nežinau, senesnė aikštelė. Per kamerą tai blogai matas. Žegratis iš Noras, 2-3. Pristraukimo ten turnikai ir supinės balusios. Palūžęs aš biškai. Ne. Nėra. Tai ir pati šeima, bet mes nusprendėm. Mes esame miškiniai. Mes negalim praeiti ir mes bandysim, nežinau, iš nieko, nei virvutės, nei vinių, bei nieko, tiesiog iš kažkokio pasakyti kažką, bent kažkokią namelį, bazytę, kažkokią minį. Taip, namelį, namą. Minį, bazytę kažką, jo. Ir nukrito. Bula. Pasugriuvo. Ką mes čia statom, aš neįsivaizduoju. Griuvo. Iš naujo bandysim statyti. Ką mes sugebėjom pastatyti? Struktūrą. 10 minučių. Nežinau, kas čia gavas, bet nesak. Am prikolo norėjom pastatyti. Ir grinai be nieko, dabar tiesiog be jokių vinių, be jokių, be nieko. Tiesiog atremtis prie medžio. Tai va, toks mini išgyvenimo bunkeris. Tai viskas, gyvensim Varėnoj dabar. Palapinėm. Jekauju. Paprastas. Realiai uždėt.
už šeimą. Ir normalu, jeigu padaryti iš abiejų pusių ir labai daug. Na čia toksai jo, Jeigu labai daug greitas eglių. variantas. Gal ir manom. Sveikinamės su savo bazę. Čia prie pat takelio. Paminklas. Va jau matom į šeimą. Ja, paminklas dabar prisiminsim vas. atėjom. Kas bus Varėnai, tai nueikit, nufokinkit. Atsiųskit. O, šeimas. Čia visokių tokių pridėta, daug aparatų, pagal visą kelią. Treniruokim. Tai va, išeisim ir keliausim. Ne namo dar. Ką mes dabar sustojam čia? Nežinau, turbūt Varėnos jaunimas žino, kas čia prie vieta. Turbūt visi čia prirašyta visokį, čia numerių, viską. Ir dabar biškai stojam poilsėti. Ir čia yra stadionas prie pat. Nesimato, tai gal eisim gal fulę pažaist su Varėnos. Gal. Nu, va, karočią, atėjom pažaist futbolą biškį. Oi, beveik. Atėjom pažaist futbolą, pasiėmėm kamuolį. Kerti, davai. Žaidėm futbolą. Na, jūs spirk. Parodyk man. Tau esi dabar ruoškis, dabar bus monstras. Oi. Pažaidėm futbolą su berniukais. Čia visai fainai, aš net suprakaitavau, visas žudonas. Paspardėm, pamušinėjom, liko gal kokių 50 minučių iki traukinio, tai biškai užeisim į parduotuvę. Maksimą Vytautą. Biškai gal dar užeisim pasivaikščioti po miestą biškai ir tada jau įdėsim traukinį. Yeah. Man tai pavyzdžiui diena tikrai patiko. Neaišku, gal Kaunas tau geriau ar kas tau geriau, ar Varėna. Čia gerai, kad išsimaudėm labai. Jo. Man Varėna tikrai patiko. Tai va, Ten irgi. Bet Rekomenduoju. Šiandien karšta buvo ir labai troškina ir vanduo pasibaigė. Mes dar keriausias plavom su vandeniu, tai labai gert norisi. Dabar einam į dabar jo. Maksimą. Vytautas dar kur. Atėjom prie upės kažkokios. Man atrodo, čia Merkys, aš nežinau tiksliai. Liktais. Kažkas žvejoja dumblius. Fontanėliai, upė. Ten tuneliukas ir į kitą pusę išplaukė. Parašykite į komentarus, kokia čia upė. Kas čia? Bet įdomu, Daugiau. Aš norėčiau. Fabrikas gal. Aš žiūrėk fabrikas. Aš tikrai norėčiau nueiti. Aš tikrai ten norėčiau nueiti. Blemba, kas ten tokio įdomus rašyk komentarus? Paprašė, nu, atpainėt. Čia labai Painam dabar. Ai, bet jums reikės iš naujo užrišti. Na taip. Tai užriši. O tu turi svarelių. Na. Gal turiu. Gerai, eina iš šiame. Taigi mano kūdės yra svarelių. Eina iš čia. Taigi mes negalėsim nueiti, mes neturim peilio. Eina iš čia. Po svarelių? Lauk. Nu. Mes įdėms pinigų. Tai tu nukirp ir viską, gal tiesiog paskui suriš. Nu tai jau viskas, jau čia, pačiu. Nebent jūs galėsit tiesiog užsirišti kartu. Čia va einu. Taigi vokių svarelių, nu jau gal. Šiaip nereikės, čia galėsit surišti. Pastarkim vaikų meškeriam. Nu, dar nepimi. Beveik jo. Dabar galėjai žvėjot. Čia visi realiai važiuoja. Tai nustebęs, aš esu čia Buvo vaikų pagavęs žvėjau. kažkada, ne čia kitur. Pusę kilogramo raudų. Jo. Pasitaisėm vaikui meškerę. Gavom naują subscriberį. Pasakė paprašyt šitą vardą mūsų kanalo, tai pasakėm, gavom naują subscriberį. Labas tau. Labas, kuris. Koks tavo vardas komentaruose parašyk, o dabar mes einam į Maksimą. Ir tasai sužinojom, tas pastatas. Apleistas, nu neapleistas šiaip. Buvo apleistas, bet dabar Manėm. Gurdų. Kas ten? Gurdų kažkas. Kažkas kombinatas. Kombinatas, čia gardų kombinatas. Tai va, pastatyje, pirksim bilietus. Čia iš vis yra pas paskutinis reisas, tai va. 18:57, kai mes dabar važiuosim iš to reisų į Vilnių. Paskutinis reisas, bilietams nusipirkam. Ir eisim. Važiuosim į Vilnių. Čia labai mažas kambariukas toksai. Tai va. Jau gal traukinys laukia. Jo, jau laukia jau naujas traukinys. Gal važiuojame į Baltarusiją? Ne. Bus modernus. Ne taip, kai nepalyginsi su šito sovietiniu. Ir tikimės, kad čia gal girdėsim mašinistą kaip šneka, nes praeitą kartą kažkai nesovietinis buvo, dėl to taip ir yra. Bet čia tikrai visai tuščias traukinys. Labai mažai žmonių. Dabar yra labai jau vakaras ir į Vilnių. Paskutinis traukinys į Vilnių. Absoliučiai paskutinis traukinys. Ja, beveik. Daugiau nebevažinė. Tarsi ne, apskritai. Apskritai, jo. Kitas tik 5 ryto. Ja. Tai jeigu būtumėm pavėlavę, tai 5 ryto važiuotumėm.
Jo. Būtų Dabar bairis. apie 7 valandą beveik. Jo. Gerai, prisijungsim. Bet buvom užėję iki, ne į Maksimą, bet Štai, kad iki. nusipirkom šokoladą, kaip mūsų jau proga, kaip ir tam pirkom šokoladą, dabar pirksim, dabar visus į kelionę stengsim pirkti šokoladą. Kaip sakant, atsisveikint su... Už naujosius Miesto. metus. Ja. Ja, bet va, tikrai tylu. Labai čia šitam... Čia mašinys tas durų mūsų. Ja. O šitoje vietoje nėra visai žmonių, ten tik toliau. Bet šiaip, kas tau labiau patiko, pavyzdžiui, Kaunas ar Varėna, ar kokia kelionė buvo, pavyzdžiui? Man galbūt net Varėna, taip, nežinau. Čia toksai Nieko neturiu prieš Kauną. miestelis toksai fainesnis jau už savo, kaip ir, o ten Kaunas buvo toks didelis labiau. Čia Jo, plus ir čia išsimaudėm. žmonės fainesni, galbūt. Išsimaudėm čia. Tas labai pridėjo įdomumo. Tai gal Kaune tiesiog nebuvom labai pasiruošę vietų, gal būtumėm apkeliavę daugiau. Ir laiko mažai buvo, nes mes išvažiavom anksčiau, nes turėjom dar vėliau išvažiuoti. O, prie kelionės paradavos nusipirkom bilietus. Sumokėjom 11 eurų. Beveik už abudu. Ir tokia prasta žinia, man atrodo, nuo vasaros pabaigos pasakė, kad negalima bus grinais nusipirkti arba grinais tik tai traukiniai, bet kainuos 2 eurais brangiau. Nes Bando tik, kad visi kortelę naudotis. Tai vieną valandą visi laimėjo, profas yra. į Kauno Lūkį šiandien. Valgysim gal šokoladą, sausainiuks. Na ką, laimėjau tautilai. Šitas mačas toks ilgas Kiek buvo. užtruko, gal kokia 10-15? Jo, gal 15, tai tikrai. Dabar esame Lentvaryje, tai visai greit Vilnius. Jo. Jau Paneriai bus, man atrodo, dabar ir jau Vilnius. Jo. Vakarai. Mes jau Vilnių realiai beveik atvažiavom į Vilnių, vėl Žeimūno, Taudas biškį laimėjo. Taudas biškį laimė gal kol kas. Nu bet šiandien jau diena, bet pavyzdžiui, aš praeitus kartus irgi 3-0 laimėjau. Čia 3-2, nu 3-0. televizijos bokštas matos tolumoj. Gražiai. O mes jau realiai Vilniui. Grįžom į Vilnių, esam geležinkelio stotyje. Lauksim autobusą ir važiuosim namučio. Na ką, atvykom mes jau į Vilnių, atvažiavom namo. Savo rajoną. Jo. Kelionė man patiko, kaip tau? Patiko, gal net labiau už Kauną. Tiesiog nesismaudėm, realiai. Bet ir Kaune gerai. Jeigu būtumėm Kaune daugiau kas radę, tai Kaune būtų gerai. Jo. Man Varėna patiko ten, o dabar žymiai šviesesnis oras ten bent jau man Jo, dabar čia į Vilnių atvažiuoji. pajauti, jo tikrai. Netoks Tai va. geras. Apie bunkerį nesatysim, nes nesurinkom 100 subscriberių, kaip tarėmės. Surinkom, bet porą dienų. Jo, dabar jau po to. ačiū už 100 subscriberių beje to, bet nesirinkom laikų, tai nesatysim, nes Realiai gal reikės. dienos trūko gal kokios. Jo, tai vat. Nu, buvom pasiruošę tikrai savy, bet nesatysim, nes laikome žodžio. Tikrai būtumėm statę, bet nesirinkom, tai ką aš galiu padaryti. Jo, planuojam šiaip pakeliauti daugiau į kai kurias vietas. Gal parašykit siūlymus arba įdomias vietas to miestelio, jeigu norit per miestą. Jo, į kokį miestą nuvažiuoti? Aišku, nu, į labai ten toli kažkur Klaipėda, tai gal... Neplanuojam, Nemanau. nes ten Nebent su gal nakvyne. kažkada, jo, labai toli būtų, bet jeigu kažkur arčiau, pavyzdžiui, Vilniaus rajone, miestelis ar kažkas, tai tiesiog pasakykit, parašykit įdomias vietas, pasiūlykit, nežinau, mes pasidomėsim, pažiūrėsim, gal keliausim. Tai vat, rašykit, komentuokit, laikinkit, subscribinkit, su jumis buvo aš, Lukas. Duokit patarimus, aš Tautvydas, Iki greito, su jumis buvo kanalas Susisavi, kelionė į Varėną. iki kito greito. video. Labas. Labas, su tavim kanalas visas. Su tim kanalas visi. Labas. Su tim kanalas Susisavi, Lukas. Tautvydas, Šiandien mes esam Varėnoj. tai ką, toliau.